Tepi bova. Gerą dieną, jums tarė Teisė Šveisė ir Giedrius Petreikis. Šiandienos epizode kalbėsime apie tai, ko Švyturio laikraštis neparašytų. Žvyro karjerus mūsų rajone ir koks žvyro motiejus stovi už jų. Vieną gražią dieną, užsukus į oficialią mūsų miesto svetainę, pastebėjau skelbimą. Tokie skelbimai dažniausiai nėra įdomus rajono gyventojams, todėl pasistengsiu detaliau nušviesti situaciją. Paaiškinti apie karjerų eksploatacijas mūsų rajone. Nes mūsų rajono žemės turtas yra visų turtas. Atsakysiu į klausimus. Kokios įmonės jais naudojasi, kas už šių įmonių stovi ir kokius nepatogumus dėl karjerų patiria rajono gyventojai. Pirmiausia, susipažinkime su visais mūsų rajone esančiais vis dar eksploatuojamais karjerais ir kas juos eksploatuoja. Taip pat pasidomėkime atgarsiais, kurie lydėjo šių karjerų eksploatavimą. Rajone viso turime 8 karjerus, kurie Lietuvos geologijos tarnybos nurodomi kaip naudojami. Paanalizavus, kam išduoti leidimai, juos naudoti, statistika tokia. 6 iš 8 priklauso įmonėms susijusiams su Motejausko pavardė. Kažkur girdėta pavardė. Taip, čia tas pats garsusis rajono žvyrkasys, kurio aplinkos rankose ilgus metus yra nusėdęs geltonosios spaudos leidinys Švyturio laikraštis. Nors epizodas apie karjerus, tam, kad suvoktumėte, kaip žvyras susijęs su minėtų laikraščiu ir kodėl tas leidinys yra tarnaujantis tik tam tikriems interesams, pateikiu jums Švyturio laikraščio ryšių medį. Pamokėlė jums. Žalios spalvos rodiklė reiškia akcininkus, raudonos spalvos vadovus. Jeigu rodiklė sudaryta iš brūkšnelių, tai reiškia, kad fizinio ar juridinio asmens ryšys su įmonė jau nutrūkęs ir pareigų jis nebeužima ar akcijų nebeturi. Nagrinėjant detaliau, matote sąrašą, kas ir kokiu laikotarpiu buvo akcininkų ar vadovų Švyturio laikraštyje. Kaip jau supratote, šiuo metu Švyturio akcininkas yra įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Alkuras. Štai šios įmonės ryšių lentelė. Bei detalus sąrašas su vadovais bei akcininkais. Ir nepamirškime dabartinio Švyturio laikraščio vadovo, olaus šios imperijos kareivio Aisto Mendeikos. Verta įsidėmėti dar keletą pavardžių, kurias ne kartą matysite bei girdėsite šiame epizode. Juozas Motejauskas, Stepas Dokšus, Bronius Macius, Valdemaras Kesminas ir jau minėtas Aistas Mendeika. Visa ši informacija yra prieinama viešai kiekvienam asmeniui. Reikia tik pasistengti ir turėti noro ją surasti. Grįžkim prie pagrindinės minties. Kaip minėjau, rajone iš viso turime 8 eksploatuojamus karjerus. Pradėkim nuo tų, kurie nepriklauso Kretingos rajono Žvyrkasio imperijai. Ilginių karjeras, esantis šalia Darbėnų. Šį karjerą eksploatuoja akcinė bendrovė Kelių priežiūra. Šios įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija. Dėl ilginių karjero veiklos skundų iš gyventojų neteko matyti ar girdėti. Didesnių problemų visuomenėje jis nesukuria, tad panašu, kad yra eksploatuojamas tvarkingai, laikantis visų nustatytų reikalavimų. Papilies karjero, taip pat esančios sąlyginai netoli Darbėnų, eksploatacija patikėta įmonei uždaroji akcinė bendrovė Motoriba. Tiesa, nors šis karjeras ir nurodomas kaip naudojamas, rimtų jo eksploatacijos požymių nematyti. Kasimo technikos nėra, darbų požymių nesimato. Leidimą šį karjerą eksploatuoti turinti įmonė, mano žiniomis, nėra susijusi su Kretingos Žvyrkasių imperija. Pažvelgę į 2 karjerus, kurių eksploatacija patikėta su Motejausko imperija nesusijusiams įmonėms, keliaukim prie likusių 6, už kurių naudojimo kyšų šio veikėjo arba jo artimų asmenų ausis. Keliaukime į Žibininkų kaimą. Ten veikia net 2 karjerai. Karjerą pavadinimu Žibininkai 2 eksploatuoja įmonė uždaroji akcinė bendrovė Patrija Una, kuriai šiuo metu vadovauja Marius Motejauskas. Šios įmonės ryšių lentelė atrodo šitaip, o detalus vadovų bei akcininkų sąrašas štai taip. Vėl matome tą pačią šioje istorijoje minimą pavardę. Tiesa, ši įmonė turėtų būti labiau susijusi su mūsų rajono Žvyrkasio Juozo Motejausko artimų giminaičių Kaziu. Kodėl? Nes abiejų įmonių buveinių adresai sutampa. Tai yra tuo pačiu adresu registruota ir Kazio Motejausko valdoma uždaroji akcinė bendrovė
Motėjausko transportas. Tikėtina, kad paprastas mirtingasis su panašia pavardė vargu ar gali gauti galimybę įkurti bendrovės buveinę tuo pačiu adresu. Todėl patys galite pasidaryti išvadas, ar uždaroji akcinė bendrovė Patrija Una nėra susijusi su Motėjauskių žvyro imperija. Tiesa, šis karjeras yra gana nuošaliai, didžioji rajono gyventojų dalis apie jį net greičiausiai nėra girdėję, jokių problemų ar nepatogumų jis nėra sukūręs, tad tyliai ir ramiai yra eksploatuojamas. Žibininkų kaime veikia dar vienas karjeras pavadinimu Žibininkai 3. Jo naudotojas uždaroji akcinė bendrovė Vakarų statybos grupė. Dabartinio vadovo pavardę matot patys. Dėl duomenų apsaugos aš negaliu atskleisti giminystės ryšių, bet laidos žiūrovai gudrus. Manau, susiprasit patys. Matote įmonės ryšių lentelę bei akcininkų ir vadovų sąrašą. Šis karjeras taip pat gana nuošalus, apie jį irgi mažai kas girdėjęs. Gyventojų arti daug nėra, nepatogumų ir diskomforto jis kol kas niekam nesukuria. Dar vienas teoriškai naudojamas karjeras remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, bet jau senokai neeksploatuojamas yra karjeras Minija, esantis šalia Kartenos, vietiniams žinomas Gintarų karjero pavadinimu. Būsiu atviras, kadangi karjeras registruotas dar 1997 metais, jau senokai nebeeksploatuojamas, geologijos tarnybos internetinėje svetainėje ir kitose šaltiniuose nepavyko atsekti oficialaus šio karjero naudotojo. Teko pasiklausinėti vietinių, aplink gyvenančių žmonių. Gavau patvirtinimą, kad šį karjerą eksploatavo su minima imperija susiję asmenys. Tikėti ir netikėti šią informaciją kiekvieno žiūrovo asmeninis reikalas. Kitas karjeras pavadinimu Nausėdai, esantis prie Nausėdų kaimo, tarp senosios bei naujosios įpilties gyvenviečių. Šį karjerą iki bankroto eksploatavo uždaroji akcinė bendrovė Alvetos karjerai. Pažvelkime į uždarosios akcinės bendrovės Alvetos karjerai ryšius. Galime žvilgterti ir į detalų vadovų akcininkų sąrašą. Kiek daug pažįstamų pavardžių matome. Svarbu paminėti ir taip, kaip dėl šio karjero eksploatacijos kilo nemenkų problemų žvyro imperijai. Kaip ir pridera tokiam sąžiningam ir skaidriam verslui, su gyventojais jis nėra linkęs komunikuoti bei kalbėtis. Pirmosios problemos dar prieš pradedant eksploatuoti šį karjerą kilo dėl kelio, kuriuo turėjo būti iš karjero vežamas žvyras. Gyventojai teigia, kad kelias iki karjero galimai suplanuotas per jų sklypus. Taip pat, kad niekas su jais nederino ir neinformavo apie karjero atsiradimą jų kaimo pašonėje. Apie tai šiek tiek rašė mūsų rajono laikraštis Pajūrio naujienos. Švyturio laikraštis kažkodėl šioje situacijoje buvo tylus. Panašu, kad kelio problemos buvo išspręstos, sunkiasvoriai automobiliai su žvyru riedėjo ne per Nausėdų kaimą, o kiek atokiau, taip aplenkdami didžiąją dalį gyventojų sodybų. Taigi, jeigu neleidi tokiam verslui užlipti ant visuomenės galvos ir veiklą vykdyti gyventojų ramybės sąskaitą, jis yra pajėgus surasti alternatyvių būdų vežti žvyrą. Reikia tik pakovoti už savo gyvenamosios aplinkos gerbūvį. Tiesa, šiame karjere imperijos problemos buvo daug didesnės negu kelias. Pradėjus eksploatuoti karjerą, aplinkiniams gyventojams šuliniuose dingo vanduo. Ėmus aiškintis šio dingimo priežastis, paaiškėjo mūsų rajono vietinės aplinkos apsaugos neveiksnumas bei neįgalumas. Kretingos aplinkos apsaugos skyriaus viršininkas Richardas Kašieta teigia, kad jokių pažeidimų karjere nėra. Imperijos įmonė darbus atlieka pagal projektą, turi visus leidimus. Deja, mūsų vietinio specialisto pasakų sekimą sustabdė Lietuvos geologijos tarnybos specialistai. Pasirodo, jo karjere buvo įjungti vandens siurbliai, kurie pagal projektą net nebuvo galimi. Jie buvo naudojami išpumpuoti vandenį iš karjero, kad būtų galima iškasti daugiau žvyro negu numatyta. Dar vienas pažeidimas, kurį ignoravo mūsų vietinė gamtosauga – kasimo gylis. Nors buvo leidžiama kasti iki 8,5 metro, kasama buvo daug giliau. Žvyras buvo kasamas peržengiant karjero ribas, nukasta dar buvo upelio apsauginė juosta. Buvo pažeista ir kelio apsauginė juosta. Viskas vardan daugiau žvyro. Už šios pažeidimus įmonei buvo paskirtos gana juokingo dydžio baudos, nuo 300 litų iki 1000 litų. Spėčiau, kad vykdant šios pažeidimus žvyro buvo iškasta už didesnę sumą negu minėta bauda. Taip pat laidos žiūrovus reikėtų supažindinti ir su buvusio mero Juozo Mažeikos reakcija į šį įvykį. Sakysite, kam įdomi mero reakcija į tokį įvykį? Patikėkit, įdomi. Juozas Mažeika prieš tapdamas meru
Buvo kūno kultūros pedagogas, taip pat treniravo Kūlupėnų krepšinio komandą, kurios pavadinimas buvo Alveta, visai kaip Žvyro imperijos įmonės. Žvyrkasių rankos ilgos, o ryšiai gilūs kaip iškasti karjerai. Štai tokia istorija lydėjo Nausėdų karjerą. Vos nepamiršau. Kadangi URB Alvetos karjerai bankrutavo, Nausėdų karjero apylinkių jie nesutvarkys, karjero nerekultivuos, iškasė, užsidirbo ir paliko likimo valiai. Aplinkos tvarkymu tegul pasirūpina kiti. Imbarės Žvyro karjeras. Šio karjero atitekimas į Žvyro imperijos rankas yra itin skaudus Kretingos rajonai. Pradėkime nuo to, kad gūdžiais 1998 metais Kretingos rajono taryba vienintelį Imbarės Žvyro karjerą įrašė į neprivatizuojamų visuomenės poreikiams teritorijų sąrašą. Rajonas būtų turėjęs savo žvyro ir smėlio, kurį būtume galėję naudoti savo keliams ar kitiems poreikiams. Greičiausiai jo išgavimu būtų užsiėmęs Kretingos komunalininkas. Tai būtų leidę mūsų savivaldybės įmonėje užsidirbti, patenkinti rajono žvyro poreikį keliams, sukurti naujų darbo vietų, praplėsti savo veiklą. Tiesa, gerų žvyrų kelias į pragarą grįstas. 2008 metais Kretingos rajono savivaldybė sugalvojo įteisinti minėtą Imbarės karjerą, kad galėtų jį eksploatuoti. Savivaldybė net gavo leidimą rengti detalųjį planą. Viskas vyko sklandžiai iki viešų detaliojo plano svarstymų. Štai tada ir prasidėjo visos linksmybės. Į areną įsiveržė uždaroji akcinė bendrovė Alvetos karjerai. Taip, ta pati jau bankrutavusi įmonė, kuri siaubė Nausėdų karjerą. Ji pradėjo siųsti raštus Kretingos rajono savivaldybei, kad ši atsisakytų karjero detaliojo plano rengimo. Alvetos karjerai teigia, kad bendrovė yra gavusi Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos leidimą žvalgyti ir žvalgo Imbarės karjero išteklius. Žvyro imperijos įmonė, sužinojusi apie Kretingos rajono planus perimti karjerą į savo rankas, tiesiog užbėgo mūsų miesto valdžiai už akių ir pirmoji pasiprašė Lietuvos geologijos tarnybos naudoti Imbarės karjero žvyro išteklius. Leidimą įgavo ir Kretingos rajono savivaldybei nebegalėjo būti išduoti antras toks leidimas. Paprastai sakant, kas pirmesnis, tas gudresnis. Ir Kretingos rajono savivaldybė liko tik su bendruoju planu, kuris kainavo apie 100 000 litų, o Alvetos karjerai su teisė išgauti naudingas iškasenas. Dėl šio ginčo vyko teismai, bet mūsų rajono savivaldybė nieko nepešė ir liko ant ledo. Tiesa, po šios savivaldybės išmaudymo žvyrininkams dar reikėjo tarybos narių geros valios, kad galėtų išgauti išteklius. Reikėjo, kad taryba patvirtintų karjero detalųjį planą. Kretinga stebuklų kraštas, tad tokį leidimą žvyrininkai gavo. Panašu, kad šio leidimo gavimui įtakos turėjo Juozo Motejausko vizitai pas tarybos narius. Apie juos pasakojo Povilas Turauskis. Jolita Vaickienė taip pat patvirtino, kad tokių pokalbių būta. Trečias rajono politikas patvirtinęs Juozo Matejausko vizitus pas tarybos narius buvo Steponas Baltuonis. Jis teigė, kad žvyrkasys beldėsi net pas jį į darbą. Štai tokia istorija, kaip Kretingos rajonas prarado galimybę turėti savo žvyro karjerą. Liūdna istorija rajonui, bet laiminga žvyro imperijai. Svarbu paminėti ir dar vieną faktą. Preliminariais duomenimis šio Imbarės karjero žvyro išteklių vertė buvo 18 milijonų litų. Deja, bet ši suma atiteko į privataus kapitalo rankas, užuot atitekusi rajono poreikiams tenkinti. Tiesa, akylesniems žiūrovams turėjo kilti klausimas, kas šiuo metu eksploatuoja Imbarės žvyro karjerą, jeigu Alvetos karjerai bankrutavo. Nebūkit naivūs. Tikrai ne Kretingos rajono savivaldybė. Šį karjerą šiuo metu eksploatuoja uždaroji akcinė bendrovė Omta. Susipažinimui vėl pateikėme šios įmonės ryšių medį. Taip pat ir detalų akcininkų bei vadovų sąrašą. Pats žvyro karalius Juozas Motejauskis vadovauja šiai įmonei. Na ir paskutinis karjeras Prūdupio, esantis prie Nausodžio kaimo šalia Minijos upės. Šio karjero dalį pirmoji pradėjo eksploatuoti uždaroji akcinė bendrovė Karelija Real Estate. Šios įmonės ryšių medis jūsų teismui. Bei visų akcininkų ir vadovų sąrašas.
Vėl matome mums jau pažįstamas Žvyro imperijos pavardės. Šiuo metu šią įmonę vadovauja Švyturio laikraščio pažiba Aistas Mendeika. Pakalbėkime apie karjero eksploatacijos pradžią. Kaip įprasta, kilo problemų su gyventojais. Su jais Žvyro imperija niekada nemėgo kalbėtis. Panašu, kad jie laikomi tik trukdžių išgauti žvyrą. Gyventojai buvo surinkę net 500 parašų, jog sunkiasvorės, naudingų iškasenų pilnos mašinos neredėtų Nausodžio kaimo gatvėmis. Nors 2010 metais, kilus aktyviam gyventojų pasipriešinimui, intensyvi karjero eksploatacija buvo sustabdyta. Bet atėjus 2014 metams, karjeras pradėtas kasti pilnu pajėgumu. Žvyro imperija nusitęsė dalį kelio, kuris jiems suteikė galimybę tik minimaliai važiuoti asfaltuotais keliais ir gyventojų priekaištai tarsi neteko prasmės. Sunkiasvorės mašinos naudojasi tik apie 300 metrų asfalto keliu. Dulkės, triukšmas ir kiti nepatogumai, kuriuos sukelia karjero eksploatacija, yra pačių gyventojų bėdos. Verslininkai čia jau ne prie ko. Nausodžio kaimo gyventojai galėjo naiviai tikėtis, kad uždarai akciniai bendroviai Karelia Real Estate išeksploatavus karjerą, į jų kaimą sugrįž ramybė. Tepi bova. Netrukus į karjerą įžengė uždaroji akcinė bendrovė Kelveda. Žinoma, mums reikia susipažinti ir su įmonės ryšių medžiu. Taip pat nepamiršti ir akcininkų bei vadovų sąrašo. Vėl tie patys vardai ir pavardės. Ir vėl tas pats Švyturio laikraščio klapščiukas Aistas Mendeika. Ir vėl ta pati Žvyro imperija iš Kūlupėnų. Minėta įmonė pradėjo eksploatuoti dar 3,3 hektaro Prūdupio karjero. Ramybė į kaimą negrįžo. Sunkiasvorės mašinos riedėjo toliau. Gyventojai dar kiek pabrusdėjo, bet nieko nepešė ir teko susitaikyti, kad teks kentėti ir kitą Žvyro imperijos įmonę, kol išeksploatuos karjerą. Tiesa, gyventojai ramybės dar nesulauks. Kelveda nusitaikė į dar 5,1 hektaro žvyro plotą. Karjeras bus išplėstas iki pat Minijos ichtiologinio draustinio ribos. Šiuo metu yra parengta uždarosios akcinės bendrovės Kelveda eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ir vyksta viešas visuomenės susipažinimas su šia ataskaita. Yra net pridėtas institucijų sąrašas, kurios gali teikti pastabas dėl šios ataskaitos. Kalbant konkrečiai apie Kretingą, panašu, kad mūsų miesto savivaldybės administracijai mažiausiai rūpi mūsų rajono žemės ištekliai. Per nustatytą terminą ji nesugebėjo pateikti pastabų, todėl laikoma, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai buvo pritarta. Spėčiau, kad dabartiniai administracijai, kuriai postus paskyrė naujoji dauguma, nėra didelio intereso gadinti santykių su Žvyro imperija bei Švyturio laikraščiu. Žinoma, reikia nepamiršti, jog artėja rinkimai. Ir jau 2023 metais galime turėti šiai imperijai nebe tokią palankę administraciją, todėl suprantama, kad dokumentus prieš pradedant eksploatuoti karjerą reikia susitvarkyti prie šios politinės daugumos. Kiekvienas savo galvą mąstantis laidos žiūrovas gali suvokti, kad Žvyro imperijai klestėti reikalinga sukalbama miesto valdžia. Daugybę metų rajono valdžia sudarė puikias sąlygas jiems klestėti. Jeigu valdžia pasikeis, tokių sąlygų imperija gali ir nebeturėti. Desperaciją dėl valdžios pasikeitimo matome ir Švyturio laikraščiai. Šio laikraščio šūdų malūnas paskutiniu metu kyla į naują lygį. Gerbiamas redaktorius Aistas nerėsi iš kailio, kad tik įtiktų ilgametiai daugumai, aukštintų ją, nes be šios daugumos, be ilgamečių politikų užnugario, Žvyro imperijai gali ateiti sunkus laikai. Užbaigus politinį šių įvykių paaiškinimą, grįžtant prie Nausodžio kaimo gyventojų temos, lieka tik pareikšti jiems užuojautą, nes Žvyro imperija į jų pašonę atėjo ilgam. Visi, kuriems įdomu susipažinti su poveikio aplinkai ataskaita dėl Prūdupio karjero praplėtimo, ją galite rasti uždarosios akcinės bendrovės ekosistemos svetainėje arba kretinga.lt. Ten pamatysite, kad prie Minijos ichtiologinio draustinio supiltas pylimas visiškai nedarko kraštovaizdžio. Susipažinsite, kad vardan karjero galima
pakoreguoti Prūdupio upelio vagą, susipažinsite, kad Žvyro imperija kelius laistys pagal vizualų poreikį ir daugybę kitos informacijos apie karjero praplėtimą bei tolimesnį eksploatavimą. Kas bus dar smalsesnis, gali šių metų gegužės 11 dieną 17:30 min. Atvykti į Žalgirio seniūniją ir sudalyvauti viešo visuomenės susipažinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita susirinkime. Puikiai proga Nausodžio kaimo gyventojams išsakyti eilinę savo pastabas, kurių greičiausiai niekas neišklausys ir jas neatsižvelgs, ar bus vykstančių į šį viešą renginį. Aš tai planuoju. Tiesa, svarbu žiūrovus supažindinti, kokius mokesčius už išgautą žvyrą sumoka žvyrkasiai. Už kubinį žvyro metrą valstybė negauna net 50 euro centų. Panagrinėjus skelbimus internete, rinkos kaina už kubinį metrą žvyro yra apie 8 eurus. Žinoma, reikia paskaičiuoti technikos darbą, kūrą, žmonių atlyginimus, kitus kaštus, kad suvoktume, kiek lieka žvyrkasiams. Galbūt Aistas Mendeika, kaip Keliavedos direktorius, brūkštels kokį nors komentarą šią temą, ar parašys straipsniuką iš Vyturį. O aš spėčiau, kad jeigu jau taip agresyviai ir intensyviai vykdoma šių karjerų plėtra, ignoruojant Kretingos rajono poreikius, lipant per gyventojų galvas, akivaizdu, kad veikla yra pelninga. Taigi šiandien apie Žvyro imperiją būtų tiek. Supažindinome jūs su visais rajone esančiais veikiančiais karjerais, paaiškinom, kas juos eksploatuoja ir kokiais būdais tai daroma. Tikiu, kad nemaža dalis gyventojų to nežinojo, nenutokė ir kad Žvyrkasių imperijai tarnauja Švyturio laikraštis, bei kas per veikėjas yra tas garsusis žurnalistas Aistas Mendeika. Pasirodo, ne tik žurnalistas, bet ir neblogas žvyrkasys, ilgus metus tarnaujantis Žvyro imperijai ir tenkinantis jos interesus. Su jumis buvo Teisė Šveisė ir Giedrius Petreikis. Iki pasimatymo kituose epizoduose.